ką brokeriai yra mokami komisiniai? Tikrai dažnai žmonės pagalvoja apie tai, kad brokerio darbas ir atlygis yra dažniausiai matuojamas tik tais finansiniais dalykais ir finansiniais matais. Kiek pavyko sutaupyti pinigų, ar brokeris sugebėjo parduoti brangiau turtą, ar padėti įsigyti pigiau. Iš tiesų, brokerio komisiniai yra mokami už rezultatą. Ir rezultatas yra sėkmingas sandoris, pardavimas arba pirkimas, arba netgi paprasčiausia konsultacija. Ir iš esmės gero brokerio principas ir vertybė, kurias turėtų vadovautis, turėtų būti ta, kad brokerio duodama nauda klientui ir suteikiama vertė turi būti didesnė už jam mokamus komisinius. O tos naudos yra dvi. Tai yra pamatuojamos, kaip ir minėjau, yra finansinė nauda. Tiesiog, kiek brokeris sugebėjo išsaugoti parduodamo turto kainą darybose, ar kiek padėjo perkančiam nusiderėti ir tiesiog taip sutaupyti jam pinigų. Tačiau didžiąją dalį tų komisinių sudaro neišmatuojamos naudos, tokios kaip pati tikimybė įvykdyti sėkmingą sandorį. Galbūt savininkui ilgą laiką nesėkmingai vyko pardavimo procesas ir atėjęs profesionalus brokeris sugebėjo pabaigti sandorį tiesiog per gana trumpą laiką. Taip pat sutaupytas laikas. Pagalvokit, kiek daug reikia laiko skirti būsimo būsto paieškoms, ar tiesiog parduodant ir ieškant potencialių pirkėjų. Ir tokia platesnė nauda tai yra paprasčiausiai visų rūpesčių perdavimas, pradedant nuo reikalingų dokumentų tvarkymo iki derybų, tiesiog bendravimo su klientais, kiek daug nusimeta ir emocinių problemų. Taigi šios naudos yra dažnai pamirštamos, bet tačiau yra ne ką mažiau svarbios. Nors nekilnojamo turto paslaugai Lietuvoje jau yra suėję 10-15 metų, iš tiesų vis dar kyla klausimas, ar dirbti su brokeriu pasirašant sutartį ar be jos. Nors tai sutartis yra abipusė ir naudos yra abipusės, dažnai žmonės galbūt nežino, kokia nauda yra jam pačiam. Brokerių nauda yra aiški, kad jisai sėkmingai atlikę savo darbą, tiesiog taip užsitikina, kad bus jam sumokamas atlygis. O kuo sutartis yra naudinga pačiam žmogui, dirbančiam su brokeriu? Visų pirma, tai yra brokerio įsipareigojimas atlikti darbą iki galo. Sutartyje tiesiog būna įrašyta tai, ką brokeris turi atlikti, pradedant nuo objekto paruošimo reklamai, pačio pardavimo proceso organizavimo, iki sandorio užbaigimo. Ir tuo pačiu, kad pinigai yra mokami atlikus visus šios darbus. Taip pat tai yra motyvacija brokeriui dirbti ir skirti maksimalų dėmesį savo klientui, ypač tiems, su kuriais yra sudarę sutartį. Tiesiog pagalvokit paprastą dalyką, jeigu brokeris dirba su 10-20 klientų, su kuriais yra sudarę sutartis, ir turi dar vieną klientą, kuris nenori pasirašyti sutarties, ar jisai norės skirti tokį patį dėmesį ir savo lėšas to žmogaus poreikiui ir pardavimui jo turto. Taip pat galima netgi tokį pavyzdį pateikti, kad šiandien dienai tikriausiai nelabai rasite tokių paslaugų, kur jas suteikiant nepasirašomos jokios sutartys. Iš kitos pusės, tai yra bene pati brangiausia paslauga, kokią galima suteikti privačiam asmeniui. Nekilnojamo turto pardavimas yra gan svarbus įvykis žmogaus gyvenime ir netgi atliekant paprastesnius veiksmus yra pasirašomas sutartis. Tiesiog ar jūs paliekate mašiną autoservise ir pasirašote kažkokius dokumentus, ar perkate mobilųjį telefoną ir taip pasirašote sutartį. O čia jūs dirbate su žmogumi, kuris jums padės parduoti ir įsigyti savo nekilnojamąjį turtą, kuris gali būti vertas ne 100 000 litų.